Labadiena. Šiandien mamos Dovilės klausimas. Kaip užauginti atsakingą vaiką be bausmių? Šitas klausimas yra klausimas, su kuriuo susiduria nemažai 21 amžiaus šeimų. Nes viena vertus mes puikiai suprantame, kad reikia auginti vaiką vadovaujantis vertybėmis. Kita vertus nebenorime vaiko bausti, nes taip pat begalė daug tyrimų parodė, kad bausmės ir ypatingai stiprios bausmės yra tolygios fiziniam ir emociniam smurtui ir tikrai nėra tinkama vaiko auklėjimo forma. Ir vėlgi labai svarbu pabrėžti, kad tikėti vertybėmis neužtenka. Vaikui vertybės, kuriomis šeima vadovaujasi, nėra savaime suprantamas dalykas. Reikia tas vertybės komunikuoti. Vėlgi kalbant apie netinkamą vaiko elgesį, dažnai tėvai, kurie nori auklėti savo vaikus demokratiškai, sako, aš nežinau, kada brėžti vaikui ribą, aš nežinau, kada jį stabdyti. Tai norėčiau tiesiog, kad įsidėmėtumėte vieną. Leisti vaikui netinkamai elgtis nėra demokratinis auklėjimas. Kokią mes žinutę siunčiame, jeigu mes leidžiame vaikui elgtis bet kaip, ar ne? Mes siunčiame žinutę, kad netinkamai elgtis yra priimtina, kad tai yra normalu. Taigi, išvada kokia viso to? Išvada yra ta, kad reikia stabdyti netinkamą vaiko elgesį. Kaip jis gali būti stabdomas be bausmių? Visų pirma, vaikui turi būti labai aiškus tėvų lūkesčiai jo ar jos elgesiui. Jeigu mes manome, kad vaikas turi vienaip ar kitaip elgtis, bet niekada jam to nepasakome, tai yra natūralu, kad vaikas taip ir nesielgia. Tai yra mums, suaugusiems, savaime suprantama. Tačiau vaikui, kuris auga, kuris mokosi, kuris negimė viso to žinodamas, tai tikrai nėra savaime suprantama. Taip pat tie lūkesčiai, tos taisyklės, tos vertybės, kuriomis mes vadovaujamės, turi būti nuoseklios. Mes negalime vieną savaitę vadovautis vienomis vertybėmis, kitą jau kitomis. Taip pat jau kai su vaiku išsiaiškiname, kokios tai vertybės, kokios tai taisyklės, kokie mūsų lūkesčiai ir ko mes iš vaiko tikimės, mes turime parodyti vaikui dėmesį tada, kada jisai elgiasi taip, kaip mes norime, kad jisai elgtųsi. Jeigu mes džiaugiamės, jeigu mes parodome dėmesį, vaikas lygiai taip pat pradeda norėti elgtis tinkamai. Kad vaikas galėtų elgtis tinkamai, mes turime jam duoti įrankius, kaip elgtis užklupus tam tikrai emocijai. Dėl to, kad, kai vaikas yra linksmas, beveik retai mes susidurėme su elgesio problemomis arba niekada nesusidurėme. Problemos kyla tada, kai vaiką užklumpa labai stipri emocija. Dėl to mes turime išmokyti vaiką, tai yra mūsų suaugusiųjų tėvų ir pedagogų darbas, išmokyti vaiką, kaip elgtis, jeigu jisai jaučia stiprią emociją. Ir vėlgi labai svarbu su vaiku po to kalbėti apie tai, kaip jisai elgėsi, ką jisai jautė. Ar mūsų nuomonė tai buvo tinkama reakcija ir tinkamas elgesys, o gal reikėtų kažką keisti, kažko pasimokyti iš situacijos. Ir visa tai veda link to, kad bausti vaikų nereikia. Reikia būti mentoriais. Aš drįsčiau sakyti netgi tai, kad 21 amžiaus tėvai yra vaikų mentoriai. Ir kuom skiriasi, ar ne? Bausmė, jinai priverčia vaiką elgtis taip, kaip mes norime. Tuo tarpu mentorius, jisai rekomenduoja. Jisai paaiškina, kodėl toks elgesys būtų tinkamas. Kodėl elgtis taip yra tinkamas pasirinkimas. Ir tuo pačiu mentorius visada, tam savo mokiniui suteikia įrankius, kad mokinys galėtų vėl ir vėl rinktis teisingai ir priimti teisingus sprendimus. Mūsų kaip tėvų ir pedagogų atsakomybė yra padėti vaikui susidėlioti tuos visus taškiukus ant i.
jeigu jau reiktų visą tai skaidyti į smulkesnius vienetus, aš turbūt visų pirma išskirčiau, kad vaikui reikia empatiškų ribų. Kodėl vaikui reikia ribų? Na, turbūt jau niekam nekyla klausimas, kad iki mokyklinukui yra būtinos ribos. Būtent laisvė daryti bet ką suteikia vaikui nesaugumo jausmą. Tuo tarpu aiškios ribos, aiškios taisyklės leidžia jam jaustis saugiu dideliame pasaulyje. Kodėl empatiškos ribos? Dėl to, kad mes vis dėlto turime išmokti žvelgti į pasaulį vaiko akimis. Aš dažnai matau tėvus, kurie sako, na bet kodėl jis taip elgėsi, mes su juo kalbėjome ir taip toliau ir panašiai. Bet įsivaizduokite vaiką, ar ne? Jūs kai kalbate ir jam sakote, na, mes su broliu dalinamės, mes su broliu draugiški ir vaikas tą supranta ir iš tiesų nori būti draugiškas. Bet atropojo tas brolis ir nuvertė pilį, kurią jis ilgiausiai statė. Na, tikrai tam vaikui tą akimirką jausmas, kuris užplūsta, mažiausiai tikėtina yra meilė ir šiluma. Ne, jis jaučia pyktį. Ir mūsų užduotis yra tą akimirką vaikui pasakyti, aš suprantu, kad tu pyksti, bet neleisiu skriausti brolio dėl to, kad tu pyksti. Sėdame ir kalbamės. Ar ne? Mes turime būti empatiški ir tuo pačiu metu brėžti aiškias ribas. Ar ne? Man nepriimtina, kad tu muši brolį, bet aš suprantu, kad tau yra labai pikta. Antra, kas yra nepaprastai svarbu, tai yra vaiko ir suaugusiųjų ryšys. Ne, apie tai tikrai yra daug rašoma, daug kalbama, galite rasti tikrai daug straipsnių šią temą. Bet aš ką labiausiai noriu pabrėžti, tai kai yra ryšys, jūs esate vaikams autoritetas, kai yra ryšys, vaikai jūsų klauso, kai yra ryšys, vaikai jūs gerbia. Ir kai yra ryšys, vaikai tiesiog paprasčiausiai nori su jumis bendradarbiauti. Apskritai mes puikiai žinome, kad maži vaikai labai nori, kad mes būtumėm laimingi. Jie nori, kad mes jais džiaugtumėmės. Jie nepaprastai nori, kad mes juos mylėtumėme. Ir mylėti vaiką reikia besąlygiškai, ar ne? Aš dažnai sakau tėvams, na kas daugiau tą vaiką pamylės, kas daugiau juo pasidžiaugs, jeigu ne artimiausi jo žmonės. Nes gyvenime dažniausiai žmonės, kurie yra aplink mus, mums turi ar konstruktyvę, ar ne visiškai konstruktyvę kritiką, bet visi turi šiokių tokių pastebėjimų, ką mes darome ne taip, ar ne? Tuo tarpu žmonės, su kuriais vaikas gali iš tiesų būti visiškai nuoširdus ir atviras, yra tėvai. Ir jeigu mes tą ryšį atrasime vaiko ankstyvojoje vaikystėje, tai yra didelė tikimybė, kad jisai tęsis visą gyvenimą. Ir labai norėčiau pabrėžti tai, kad bausmės neformuoja ryšio. Ne dėl to, kad vaikas pyksta, vaikas jaučiasi, kad jūs esate nesąžiningi, kad jo nesuprantate ir galų gale jisai pradeda netgi slėpti tam tikrus įvykius, veiksmus ar tam tikrus savo išgyvenimus, dėl to, kad jisai nežino, ar mes jį besąlygiškai mylėsime. Jeigu mes turime ryšį, turime nepamiršti ir to, kad vaikui mes turime siųsti žinutę, kad mes visi klystame. Kad klysti yra žmogiška, bet esmė yra, ką mes darome su ta klaida. Ar mes iš jos pasimokome? Visi turime gauti šansą pasitaisyti, bet taip pat turime pagalvoti ir apie tai, ką aš darysiu, kad daugiau šitų klaidų nebebūtų. Ir kita yra nepaprastai svarbu kalbėti su vaikais apie emocijas. Nėra amžiaus, nuo kada geriausia pradėti kalbėti apie emocijas. Jūs galite, vystydami kūdikį ant šalto vystymo stalo, jau jam sakyti, tu turbūt verki, nes vystymo stalas yra labai šaltas ir tau nemalonu, kai šaltas vystymo stalas liečiasi prie tavo odelės, ar ne? Tai prasme, kad tikrai nėra niekada per anksti kalbėti su vaiku apie jo emocinės reakcijas. Vaikas turi nuo pat mažens susidraugauti su savimi. Man labai patinka ta teorija, kad kaip tu gali mylėti kitą, jeigu nemyli pat savęs. Ne? Tai čia mes turime kalbėti apie tai, kaip tu gali draugauti su kitais ir kitus suprasti, jeigu tu pats savo esi didžiausias priešas, ar ne?
Tą mes turime vėlgi, grįžtame prie to, kad vaiką besąlygiškai mylėti. Ir išaiškinti vaikui, kad elgesys gali būti netinkamas, netoleruotinas, bet emocija yra tokia, kokia yra. Ir mes vaiką mylime su visomis jo emocijomis. Ir kalbėti su vaiku apie tai, kad, kartais visuose santykiuose būna krizių. Nebūtinai vartoti šitą žodį krizė, bet kartais žmonėms būna sunku, kartais žmonės pyksta vienas ant kito. Bet tai yra normalu, tai nereiškia, kad žmogus nebemyli, kad žmogus pyks visą laiką ir taip toliau ir panašiai. Bet nesvarbiausias dalykas, mes taip pamažu laipsniškai einame vis prie to, ką mums reikėtų daryti. Ir svarbiausia, ką mums reikia daryti, tai gyventi taip, kaip mes norime, koks būtų vaikas. Nes vaikai mokosi ne iš to, ką mes sakome, o iš to, ką mes darome. Mes galime norėti iki mėnulio ir atgal, kad vaikas skaitytų. Bet jeigu mes sėdėdami prie televizoriaus jam sakysime, eik skaityt, jisai neįskaityti. Jisai norės sėdėti prie televizoriaus ir kiekvieną progą sės prie televizoriaus. Bet jeigu mes patys skaitysime, skaitys ir vaikas. Lygiai taip pat su elgesiu. Jeigu mes, kalbėdami telefonu, šauksime ant žmonių, jeigu mes susitikę gatvėje kalbėsime maloniai, o nueidami keiksime paskutiniais žodžiais, tai vaikas mokysis iš mūsų elgtis lygiai taip pat. Ir po to tikėtis iš to, kad, vaikas pamato močiutę ir puola ją į glėbę, apsikabina, džiaugiasi, o nueidamas sako, Dieve mano, kaip ji man nusibodo, ar ne? Tai tik tai rodys, kad, kažkur buvo toks pavyzdys. Vaikas tiesiog to neišmoko iš oro, ar ne? Jis tokį pavyzdį matė. Ir bene sunkiausias veiksmas, jau be to, kad reikia visada gyventi teisingai, ar ne? Turint vaikų priimti sprendimą, kad, aš dabar bent jau stengsiuosi visada gyventi teisingai, tai antra yra diskusija. Labai dažnai mes savo vaikams turime laiko tik tada, kai kyla problemos. Tada mes su jais kalbame, tada sėdame, skiriame dėmesio ir taip toliau ir panašiai. Tai yra labai labai klaidinga. Nebus gerai. Mes turime su vaiku kalbėtis ir tada, kai yra labai gerai, pasidžiaugti, patirti malones emocijas kartu. Ir iš tiesų gyvenime daugiau yra teigiamų emocijų. Bet jeigu mes pastebime tik tai, kas yra neigiama, iš to atsiranda ir pesimizmas, ir nusivylimas gyvenimu, ir nemokėjimas džiaugtis šią akimirką, ir manimas, kad aš esu šioks, toks, anoks, trečioks, ir nieko čia man gyvenime nebus gerai. Ir iš tiesų vaikas turi imtis atsakomybės už savo veiksmus. Mes negalime, sakyti, kad jisai jau nuo 7 ar nuo 14 ar nuo tik tai 18 turi prisimti atsakomybę. Ne, mes turime tikėtis iš vaiko, kad jisai nuo pat mažens prisims atsakomybę už savo veiksmus. Mažais žingsneliais judės į priekį, bet kiekvieną dieną tobulės. Ir mūsų vaidmuo kaip mentorių didžiausias yra būtent atliekant prevencinį darbą. Nuolat prisimenant, nuosekliai dirbant, nuosekliai kalbant ir besąlygiškai mylint savo vaikus.